Sveiki visi, labai džiaugiuosi jūs supažindint šiandien su Airida Ruipyte Butkuviene, kuri yra Triple-O Consulting vadovavimo ir lyderystės konsultantė, lektorė ir tinklalaidės žmogiškai vedėja ir sumanytoja. Šiandien pakalbėsim su ja apie kūrybingumą, būtent iš lyderystės ir asmeninio augimo pusės. Tai aš manau, kad tai yra labai plati tema ir stengsimės panalizuoti ją giliau. Tai labai džiaugiamės, Airida, kad nusprendėte prisijungti prie Blumerango laidelės šiandien. Ačiū labai, Egle, ačiū už kvietimą. Tai norėčiau galbūt pradėti būtent su tokiu klausimu. Mes į verslo srityje, ar net lyderystė, vadovavimas, jinai keičiasi, ar ne? Kas tai yra, labai keičiasi šiomis dienomis. Gal galėtumėt pasidalinti iš jūsų perspektyvos, dirbant Lietuvoje su organizacijom, kaip tai atrodo jums? Kas tai yra šiuo metu ir iš kokio galbūt stereotipo mes bandome visi išlipti. Tai turbūt kiekvienas bando išlipti iš savo stereotipo, kiek visi turėjom patirčių, kokius vadovus savo kelyje sutikom, kokius žmonės sutikom, iš ko mokėmės, kokias knygas skaitėm, kokius dėstytojus sutikom ir turbūt kaip esam nusipiešę, kaip turi atrodyti tas vadovavimas arba lyderystė. Tai man atrodo, šiuolaikinis vadovavimas organizacijom arba ta lyderystė tikrai labai yra paremta autentiškumu. Ir aš kuo daugiau dirbu su organizacijom, tuo labiau pastebiu, kad laimi tie vadovai, kurie neturi įsikibę vieno įsivaizdavimo, kaip turi būti. Kad vakar išmokau, kad turi būti taip, su žmonėm bendrauti taip, žmonės įtraukti taip, motyvuoti taip, priimti pokalbių, nepriimti, turėti ten one-to-one'us, neturėti, bet laimi tie, kurie yra lankstus prisitaikyti, ko reikia šiandienai. Tai ta turbūt pagrindinė kaita, kuri vyksta, tai laimi tie, kurie yra ne kaip medžiai kieti, ne iš tos pusės, kai vyksta audra, medis, jeigu nulūžo, tai ir jis nulūžo ir viskas, jo nebepakelsi. O žolė, jinai yra lanksti po audros atsitiesti. Tai laimi tie žmonės, kurie geba prisitaikyti situacijai, suprasti, kur yra tas svarbusis dėmuo, į ką turim orientuoti šiandien, ką turim daryti, kaip turim elgtis. Ir tas, kuris reaguoja greitai, arba kitaip sakant, reaguoja apskritai, o ne tai, kad laikosi to, kas yra nusistovėję. Nes jeigu vakar susitarėm, tai jau neduok Dieve pakeisim. Tai ne. Šiuolaikinis vadovas, jis ateina žinodamas, kad šiandien gali būti visaip. Todėl aš komandą būriu suprasdamas, kad man reikės visokių žmonių ir aš ugdau žmonių atsparumą ir atsakomybę. Tai vadovai ypatingai dabar turi būti orientuoti tą lankstumą, atsparumą ir komandos dėliojimą per tą prizmę, kad pokytis yra nuolatinis pastovumas. Kad mokyti žmonės to atsparumo būti, išbūti, susitaikyti, pakeisti ir taip, kaip mes elgiamės vakar, jau šiandien nebegalim. Ir tas toks nuolatinis judėjimas į priekį. Tai ne veltui, nežinau, turbūt ir pati Eglė pastebi, kiek daug organizacijų kalba apie tą greitį, ir kiek kalba, kad norim būti pirmesni, greitesni, pasiekti kažką, tai čia būtent yra apie tai, kad tempas, bent jau kol kas neatrodo, kad jis lėtėja, bet mūsų atsparumas, jis turi didėti. Todėl čia ir įsijungia ta kita turbūt medalio pusė, o kaip vadovam būti atspariem, lankstiem ir kas jiem padeda tokiem būti. Taip. Ir žinoma, kaip naviguoti komandą, nes man atrodo, yra tame visame greityje ir pokyčiuose, kažkaip vis tiek norisi šiek tiek ir stabilumo, kad nebūtų visiškai, būtų laiko šiek tiek ir iš naujo įkvėpti oro, susiorientuoti ir panašiai.
Aišku, yra labai daug žmonių, kurie labai įsikibę į tą tokią struktūrą, jiems reikia visą laiką, kad būtų viskas aišku, jie bijo tos nežinomybės, ar ne, ir versle dabar kaip tik ta nežinomybė, kaip ir sakot, yra ant kiekvieno kampo. Bet kaip vadovas tada galėtų naviguoti žmonės, ar ne, tos nežinomybės link, išlaikant šiek tiek ir stabilumą, kad netaptų chaosas. Kokie tie pagrindiniai. Turbūt čia vėlgi labai priklauso nuo komandos, bet į ką aš visada orientuojas, kai dirbu su vadovais arba tie žmonės, kurie tampa vadovais, aš visada sakau, kad tu turi labai gerai pažinti savo komandą. Ir tą komandą susiformuoti tokią, kad ji būtų kuo labiau skirtinga, bet derėtų tarpusavyje. Tai čia tikrai padeda ir tam tikri ir asmenybių tipai, žinojimas asmenybių tipus, ir įvairiausių testų, kuriuos galima duoti žmonėms priimant į darbą. Tai yra, mes tikrai turim persižiūrėti komandą. Ar su šita komanda mes galime eiti tą mūšį, kurį mes norime eiti, to tempo, greičio ar panašiai. Ir net jeigu yra tam tikri žmonės, kurie nepriima to pokyčio arba lėčiau priima pokytį, bet jeigu mes turim tuos inovatorius priekyje, tai natūralu, kad ir kiti kažkada ateis ir mums reikia ir tų žmonių, nes jie gal mums prakvestionuos gerai, užduos, o kas jeigu, o kodėl, o kaip čia, tai reikia to kuo daugiau skirtingumo. Ir kitas turbūt dalykas, tai yra čia dar ir COVID laikais mes mokėmės to turbūt kiekvienas, kaip svarbu turėti tam tikrą rutiną. Darbinę rutiną, kas mums kaip organizacija yra svarbu, mūsų tradicijos, kaip mes juos puoselėjam, ką mes darom, kokius mes turim pusryčius gal, kokias mes išvykas turim, kokius mes turim gal, retro susitikimus, kur mėnesį uždarom, pasižiūrim, kas veikia, kas neveikia, kaip gyvenam, kaip mes džiaugiamės sėkme, ar įsivertinam ir kaip mes priimam klaidas. Nes tai irgi yra rutina. Kiekvieną dieną organizacijoje vyksta kažkas, kur galim pavadinti turbūt klaida ir kaip mes skiriam dėmesį jai aptarti. Ir tai irgi yra tai, kas gali išlaikyti tą pastovumą, nes mes žinom, kad pas mus yra drąsu kalbėti, atvira dalintis, mes sukuriam saugią aplinką, kad visi kartu mes galėtume mokytis. Tai iš tokių dalykų mes galim sukurti tą, kaip paminėjai, tą rutiną, tokią bazę, ant kurios gali kiekvienas vadovas statyti ir pasitikslinti. Ar aš tikrai darau susitikimus ir skiriu dėmesį individualų pagal to žmogaus poreikį, kokio reikia mano žmonėm. Ar aš turiu tą komandą, su kuria aš įsivaizduoju, kad mes tą tikslą, kurį norim padaryti po metų ar po 2, pasieksim. Kokių man žmonių trūksta. Nes kas dažnai vyksta, mes bandom sudengti su tuo, ką turim ir įsikeliam didžiulius tikslus, o žmonės net nėra pasiruošę, jie net nežino, jie net neturi kompetencijų tam daryti. Taip. Tai kompetencijų visiškai. Ir mes turim ką padaryti, tai įsivertinti žmonių kompetencijas. Tai aš kaip pradėjau, Eglė, šitą atsakymą, pažinti savo komandą. Ir kad ir kaip banaliai skamba, žmonės sako, aš pažįstu savo komandą. Ir kai pradedam giliau nagrinėti, kaip tu pažįsti, kokios to žmogaus kompetencijos, ką tas žmogus nori mokytis, kaip tu nori, kad jis būtų ugdomas. Ir kas įvyksta, mes dažnu atveju ne į kompetencijas orientuojamės, į tai, ko mums reikės, o tenkinamės tuo, kas yra. Ir kartais matom, kad nevažiuoja, rezultatų nėra, komanda nesusidirbusi, bet nežinom, kad tikslas jų organizacija yra ugdyti ir auginti tos žmonės. Tai aš sakyčiau, kad kartais įvyksta tas toks prasilenkimas. Mes važiuojam viena kryptim, norim, kad rezultatai būtų kitokie, bet nesustojam, neįsivertinam, ko turim, ko trūksta ir kuo reikia pasipildyti. Tai pažinti savo komandą yra esmė ir tada jau dėlioti tuos rutininius dalykus, kurie gali padėti tą atsparumą ugdyti, nes kai aš žinau, kad aš galiu apie klaidas kalbėti, mano atsparumas tikrai didėja. Kai žinau, kad čia yra užnugaris už manęs, kad mane palaikys, kad čia yra psichologiškai saugu, aš tada žinau, kad ir lankstus aš esu žymiai labiau, nes prisitaikysiu. Jeigu dabar yra sudėtingesnis etapas ir vadovas pasako, kad dabar gali tekti dirbti, ilgesnės valandas arba
tam tikras projektas, kurį pareikalaus gal dar daugiau tavo dėmesio, fokuso ir panašiai, bet kai aš žinau, kad po to seks tam tikras, apdovanojimas, pasidžiaugimas, poilsis galų gale, ne, tada aš galiu daryti tuos dalykus. Ir tas buvimas tokioje organizacijoje, jisai, yra tikrai dovana. Tai aš kaip sakyčiau, jeigu reikia kurti organizaciją arba kuriam, tai vadovams orientuotis į tuos atsparumą, lankstumą per tam tikrus rutininius dalykus ir svarbiausia per pažinimą komandos, ko jiems reikia. Gal reikia mokymų, ne? Gal reikia pokalbio, o gal reikia tiesiog kartais klausimo, kaip tu gyveni. Daugiau įkvepiančio turinio rasite mūsų Substack platformoje apie kūrybą bei Bloomerango YouTube kanale. Čia tyrinėjame, kaip pažadinti kūrybiškumą, kaip kurti save autentiškai bei padėti tai daryti kitiems. Taip pat dalinamės pokalbiais su pasaulinio lygio kūrėjais bei užkulisiais iš Bloomerango žaidimo. Taip, čia gal iš mano patirties dirbant daug su startuoliais, ar ne, pradžioje, aišku, dabar yra labai tokių sąmoningų startuolių, ar ne, jaunoji karta yra labai giliai ir atsakingai viską žiūrinti, bet vis tiek, kai esi tokioje pradedančioje stadijoje ir ne visą laiką galvoji apie tą rutiną, apie viską, ką jūs pasidalinot, nes pirmiausia, tau reikia tiesiog tas pirminis išgyvenimas, kaip sakant, veža, kol viską sustabilizuoji ir gali pradėti kurti struktūrą ir rutiną, ar ne? Pirmi metai kiekvienoje organizacijoje dažnai būna chaosas Bet žmonės žino, aš dažnai kaip sakau, kad ten labai dažnai nieko daugiau ir nereikia. Žmonės yra varomi adrenalino ir dažnai ir visi darbuotojai yra varomi adrenalino, dopamino ir su tuo yra viskas gerai ir ten kažko labai specifiško daryti pačioj pradžiai nereikia, nes tada nesigauna nei startuolis, nesigauna niekas, jeigu tu sudedi juos į kažkokį tai rėmelį. Tai tiesiog, kad apie tą struktūrą ir rutinai irgi yra savas laikas, ar ne? Būtent. Tai. O kaip kiekvienas žmogus turbūt tie pokyčiai kiekvienam yra labai sunkus, ar ne, ir ne visi nori keistis. Kaip jums pavyksta dirbant su savo klientais, juos įkvėpti, transformuotis ir įnešti galbūt naujų pokyčių į taip, kaip jie dirba, kokie yra pasitvirtinę metodai iš jūsų patirties? Turbūt vienas pagrindinis, nuo ko aš visada pradedu atėjus į organizaciją arba dirbant mokymuose, tai mes pasižiūrim, o kaip šita organizacija dabar gyvena. Kas yra pas juos gerai, kas gal yra ne taip gerai ir pasižiūrim, kaip sakau, kas yra tokios burės, o kas yra inkarai. Tai toks inventorizacija padeda suprasti, kokio to pokyčio reikia, o gal nereikia, gal viskas yra gerai, gal nereikia tų pleistriukų klijuoti ir naujo, ten komunikacijos pasileisti dar vienos darbdavio įvaizdžio, dar vienų pusryčių, gal iš tikrųjų ne to reikia. Ir dabar, kai mes gyvenam tokiam pilnam informacijos sraute, kur kiekvieną dieną visi dalinasi savo džiaugsmais, pasiekimais, naujomis idėjomis, tai atrodo, kad viską reikia ir mums daryti. Tai nieko panašaus, nieko daryti kartais nereikia, nes reikia tiesiog būti ir išgyventi tą startuolio kartais momentą, kur ten tiesiog viskas važiuoja. Ir kiekviena organizacija turi savo ciklą. Kaip gamta turi savo ciklą, taip mes žmonės turim savo ciklą, taip organizacija turi savo ciklą. Tai irgi mes turim suprasti, kuriam tam cikle organizacija yra. Ar jie formuojasi, o gal jie dabar, konfliktų sprendžia, o gal jie jau neša rezultatus, o gal yra apskritai fazė, kur yra viskas nusistovėję ir ten gali tiesiog pragyventi. Tai kai tu inventorizuoji, supranti, kur tu esi, tada tu gali ieškoti to būdo, o ką daryti, kaip tą pokytį priimti,
kas mums neveikia, ką norim keisti, kas iš tikrųjų yra svarbu. Ir tada tu bandai sudengti, kokie yra strateginiai tikslai, kryptis ir kaip dabar organizacija gyvena. Ir tada tu žiūri, ar yra kažkur prasiskyrimai, kur reikia atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, gal žmonės tarpusavy visiškai nebendrauja. Tu labai gerai pamatai tokius dalykus atėjęs organizaciją, nes viduje būdamas žmogus dažnai to nemato. O aš, pavyzdžiui, kaip lektorius ateinu į auditoriją ir matau, kad žmonės visi, pavyzdžiui, sėdi telefonuose ir nieks nekalba nei per pirmą pertrauką, nei prieš mokymus, nei, pietų metu, nes visi yra užsiėmę savose reikaluose. Ir tada per mokymus, per tam tikras užduotis, per pokalbius, tu supranti, kad yra labai mažai grįžtamo ryšio, beveik visiškai nėra atvirumo ir labai šlubuoja pasitikėjimas, o vadovai yra nepatenkinti, nes nėra rezultatų. Tai turbūt jau jaučiat, kur link lenkiu, kad grandinė nueina iki to, o tai kaip mes visi bendraujam. Ir aš turbūt atsibosiu visiems kartodama, bet santykiai darbe yra esmė rezultatą. Nes jeigu tu neturi santykio darbe, o darbe mes praleidžiam virš 96 000 valandų, tai be laimės darbe per santykį, tu labai sunkiai gali kažką padaryti. Todėl šiais metais ypatingai skiriu dėmesį ir per mokymus, ir skaitau pranešimus apie laimę darbe. Kaip mums kasdien būti laimingais darbe. Ir tai nėra, apie džiaugsmą, šypsenas, apie popkornus, filmus, pusryčius. Visiškai ne. Ir kryptis yra apie santykius. Kokius mes santykius sukuriam darbe. Ar mes darbe jaučiam prasmę? Ar mes esam įsitraukę? Ne? Ar mes žinom, ką čia darom? Ar mes jaučiam, kad galim, švęsti, apsidovanoti, apie klaidas kalbėti? Ar mes esam psichologiškai saugus? Tai į tuos dalykus labai reikia kreipti dėmesį, bet pirmiausia reikia, kaip sakau, inventorizuoti. Tai kur ta organizacija yra, ne? Per tam tikrus dedamuosius ir tada orientuotis, tai kur iš tikrųjų mums skauda. Nes dabar dažnai vyksta taip, kad skauda vienur, bet lengviau pasakyti, kad skauda ten, kitur, nes patogiau, ir tada visi klijuoja pleistriukus. Ir susiklijuoja tos pleistriukus, bet vis tiek nieks neveikia. Esmės tai nepakeičia, ne? Absoliučiai. Tai kaip koks yra kelias į tą esmę? Apčiuopti esmę. Tai turbūt jeigu vakar nekalbėjom, tai šiandien tos esmės, dar turbūt nereikia tikėtis, ne? Tai reikia viskam laiko ir proceso, bet reikia įnešti tam klausimui svarbos, ne prioritetui. Tai jeigu mes mokomės bendrauti, kalbėtis, atvirauti, tai ir turi būti mūsų susitikimo, bet kurio susitikimo dedamoji. Kur kiekvieno susitikimo metu, po susitikimo mes sakom, tai ar buvom atviri? Ar liko kažkas neišsakyta? Ne? Tai dabar prasukam ratuką grįžtamojo ryšio, ne? Pasidalinkit, kaip man sekėsi šitam susitikime, ką galėčiau daryti kitaip, kas buvo gerai, o ko reikėtų nebedaryti. Ne? Realūs veiksmai. Tai yra tam dalykui mes turim skirti dėmesį. Ne tai, kad sakom, aš noriu, kad Airida ateitum, paskaitytum man mokymus apie grįžtamąjį ryšį ir nuo rytojaus visi teiksim grįžtamąjį ryšį. Ne, mes šitam klausimui kaip organizacija, aš kaip vadovas, kaip vadovai, turim skirti dėmesį. Ir jeigu mes tam skiriam dėmesio, kaip yra tas pasakymas? There the energy flows, ne? Ten, kaip ten yra, tai teisingai dabar galvoju, kaip... The attention goes where the energy flows. Jo, tai kur aš dedu savo, tą norą, tą tikslą, kur aš dedu savo tą mintį, energiją, ten tikrai ateina. Tai mes, jeigu norim šitam dalykui turėti pokytį, tai mes jam turim skirti dėmesio, mes turim išdidinti jį, ne 10 kartų, 100, 1000 kartų ir nepamesti. Nežinau, ar pastebit ar ne, bet kai mes dabar nebeturim galimybės taip gerai išlaikyti fokusą, mums nepaėjo vieną dieną, ten kažkas nepasiatviravo, tai mes sakom, neveikia, bandom kažką kitą. Bet disciplina duoda rezultatą.
Taip, yra tas toksai ir jaunos kartos, ar ne? Ruošas. Taip, nes norim to greito rezultato. Tai jeigu vakar pradėjau sportuoti, tai šiandien kaip minimum kokių 5 kilogramų neturėčiau turėti ir jų kelnes užsisegti. Bet, realybė tai nėra tokia. Tai lygiai taip pat, kai mes turim organizaciją, tai yra dar didesnis organizmas. Kai mes kalbam apie atvirumą, apie pasitikėjimą, apie grįžtamą į ryšį, apie psichologinį saugumą, tai mes išsirenkam, kam skiriam dėmesį ir skiriam kasdien tam dėmesį. Ir galvojam, ar per susirinkimą, ar rašydamas laišką, ar darau tai, kas yra mano prioritetas, organizacijos kontekste. Ar iškeliu tai visai organizacijai kaip prioritetą mūsų santykio gerinimui, kūrimui, kokybei ir panašiai. Tai čia, čia jokia naujiena, tiesiog energijos skirimas konkrečiam dalykui. Ir ne 5 dalykam, ne 5. Taip. Prioritizavimas, ar ne? O kaip kurti tą ryšį su komanda, ar ne, ir gerinti tarpusavio santykius, kai šiais laikais mes dirbam visi beveik nuotoliniu būdu, ar bent jau hibridiniu būdu, kai tu ne kiekvieną dieną praleidi šalia žmonių, ar ne, ir tas greitas, būtent susitikimams yra skiriama internetu minimalus laikas, ar ne, ar netgi, pavyzdžiui, iš mūsų patirties tai labai jaučiasi, kai kūryba ir idėjos generuojasi daug greičiau ir tas toksai magija vyksta labiau, kai tu esi gyvai su žmogum šalia, ar ne? Nes kolektyvinė sąmonė veikia kitaip. Taip, visiškai kitaip. Bet iš praktinės pusės yra labai puiku, taip pat tą visą tokį kaip ir darbą laikyti vis tiek nuotoliniu būdu ir karts nuo karto daryti tas tokius gyvus susitikimus. Tai čia mūsų atveju, bet iš jūsų patirties, Airida, kaip jūs matot, kas veikia, kas neveikia dabartinėme tokiam nuotoliniame gyvenime, ko trūksta labiausiai ir ką tiem žmonėm, kurie dirba nuotoliu, ar ne, ką galima galbūt įnešti į savo rutiną, kad pagerinti tarpusavio santykius ir efektyvumą. Tai turbūt pradėti reikia nuo tokios, vėlgi, elementarios higienos. Kaip sakėme, higieną įsivardinti, kas pas mus veikia, kas neveikia ir kam norim skirti dėmesio, suprasti situaciją. Tai čia lygiai taip pat. Dabar organizacijos turbūt dirba įvairiausiai. Vienos dirba nuotoliu visiškai, kitos dirba hibridiniu būdu, kitos absoliučiai susigrąžino pilnai savo žmonės į biurus. Ir ta tendencija, kaip ir Google ir visų didžiųjų organizacijų, jinai vis tiek yra pamačius rezultatus, kad tas gyvas kontaktas, gyvas buvimas, įsitraukimas, jis yra truputėlį kitoks ir skaičiai irgi tą parodo ir organizacijos natūraliai kviečia žmonės sugrįžti. Pirmiausia, kodėl? Todėl, kad labai pasikeitė žmonių emocinė sveikata. Kai mes išėjome dirbti į namus, mūsų emocinė sveikata visiška priešinga kreive nuvažiavo į apačią. Ir tada mokslininkai skaičiuoja, ko reikia žmogui. Žmogui visada reikia kito žmogaus. Mes nesam sutverti gyventi vieni. Ir kai tu turi ir darbinius klausimus, tu parašyti gali. Bet emociškai pajausti, kaip kitas žmogus jaučiasi, kai jis tau rašo ir kažką išgyvena, tai yra visiškai priešinga. Ir kai dabar yra psichologų, psichoterapeutų kabinetų, antplūdis nuo to, kad gyvenam geriausią savo gyvenimą, finansiškai stabiliausiai, gausoje, ekonominiam stabilume, bet žmonių psichika yra visiškai apačioj. Kodėl? Mes daugiau negu 60% savo laiko praleidžiam vieni. Kada paskutinį kartą, neklausus, nesusitarus iš anksto, nuvažiavai pas kažką į svečius. Tiesiog savaitgalį, nesusitaręs. Atsimenat, kaip mūsų tėvai vienas pas kitą važiuodavo? Taip. O mes dabar esam susiplanavę, jeigu kažkas parašo, ar gali susitikti, tai maždaug dedi ten po 2 savaičių arba po 2 mėnesių.
Ir kas tada įvyksta? Ta mūsų vienatvė mus nebemoko komunikuoti, mums nebereikia naudoti savo emocijų, fiziologiškai parodyti tas emocijas, ne? Mes nebekalbam tada tarpusavę su kolegom, nebematom, mes nebesiruošiam, ne? Mažiau mums reikia to tokio išėjimo į žmonės tarsi, bet mums prigimtinai reikia kito žmogaus. Todėl, kai mes dabar netgi, sakau, higieniškai pradėkim nuo to, kad niekada nedarykim bet kokio susitikimo be kamerų. Ir atrodo keista, kiek turiu organizacijų, su kuriom dirbu, beveik visos pasako, kad susirinkimus daro be kamerų. Šitas tai man yra nesuvokiama, aš esu buvus tokiuose, jautiesi iš viso kaip kokia mirties zona. Taip. Jo, keista. Ir tada visi sako, žinai, mes neįsitraukia, mūsų susitikimai ilgai vyksta, nu tai kam jūs iš viso einate į tą susitikimą? Nu tai neikit. Tai jeigu tavęs nemato, tai tu gali, nežinau, bet ką daryti. Tada, žinai, paklausti kažko, jis nereaguoja, jis ten kavą daro, ar ten, žinai, ant kelio bėga. Tada, oi, o kokia čia tema, tai mes su organizacija pradedam nuo higienos, kaip mes bendraujam ir gyvai susitikę. Ar mes imam telefonus per susirinkimus, ar telefonai lieka, ar aš paklausiu, ar aš reaguoju, ar kviečiu tik tuos žmonės, kurie reikia, kaip ofise mes, ne, ką veikiam kartu, ar turim kažkokių tų smagių momentų, nes mums reikia smagių momentų dienoje. Deja, vienas tų smagaus momento gali turėti dažniausiai su telefonu. O organizacijų smagių momentų gali būti begalės. Kava, kažkoks žaidimas, kažkas pajuokavo, kažkas atnešė kažkokią vaišę. Čia yra tiesiog smagiau būti. Aš pati šiandien esu ofise, čia vyksta gyvenimas. Ir jeigu aš tą patį gyvenčiau namie, aš nepatirčiau tų visų emocijų. Aš nepažinčiau tų žmonių ir kai man reikės ateiti su kažkokiu sudėtingu klausimu, o aš nežinau, ko tas žmogus gyvena, nes jis visada yra užsimūtinęs, jo net plaukų spalva pasikeitė, gal ir kontaktinius lęšius pradėjo nešioti mėlynos spalvos vietoj rudų, ne? Gal vaiką pasigimdė ir aš viso šito nežinau. Tai apie rezultatą kalbėti yra taip, ir tada tame pačiame tempe mes nesam. Kai mes esam namuose, mes gyvenam skirtingų ritmų. Nu, nes čia fiziologiškai, tu susitinki, kaip ir jūs paminėjote, ne, kai darot kartu, nes tiesiog tada mūsų kraujas pradeda varinėti kartu, smegenys dirba kitaip, o kai tu iš namų, tai tu nejauti kito žmogaus tos energijos, kaip vyksta visi reikalai, tu negali suprasti. Tai va čia yra tas didysis minusas, bet aš sakau, gali būti ir taip, mes turim turėti netrukdomo laiko ir organizacijos mes tikrai turėjom ir mokymų, kaip sugrįžus žmonėm mokėti dirbti. Nes visi įpratom, kad manęs nieks netrukdo. Tai, pavyzdžiui, net su organizacijom keliom darom, kur, pavyzdžiui, 3 kartus per savaitę nuo 2 iki 4 valandų yra nepertraukiamas laikas. Ką tai reiškia? Kad visa organizacija vienas kito netrukdo. Nekviečia svečių, nedaro mytų, tai yra laikas darbui. Nes to laiko darbui dažnai tie žmonės dabar, kurie sugrįžta į ofisą ir pasigenda, nesako, čia yra nuolatinis veiksmas, čia nespėjam. Ne, tai susikurkim aplinką, kurioje būtų gerai. 2 valandas, pradėkim nuo valandos, gal 2 gąsdina. Valanda laiko, kada vienas kito netrukdom, nedarom susitikimų, nekalbam, o yra dalykai, kuriuos, jeigu kažką reikia, tai tu natūralu išeini ten į meeting roomus ar panašiai. Bet tai yra laikas, kada pas manęs neįbėgs į kabinetą 5 žmonės, virsdami per galvą ir sakydami, o žinai, o gal dabar, o čia, o jei. Tai yra tų būdų. Bet čia irgi reikia to sąmoningumo. Sustokim, paklauskim, norim grįžti, bet jums kažkas sakot, nenorit. Tai kodėl nenorit grįžti? Žmonės sako, kaip man motyvuoti žmonės sugrįžti. Paskui paklausėt? Ai, ne. Tai paklauskim. Taip ir atrodo, tai, ką jūs pasakojate, taip atrodo, viskas yra taip natūralu ir žmogiška ir baziška, ar ne, fundamentalu. Ir kažkaip mes visą tą pamirštam, ar ne, ir ignoruojam, nes esam ištisai tam bėgime ir distrakcijoje su technologijom, ar ne, ir atrodo, vos nereikia
iš to žmogiškumo pusės sugrįžti vos ne į akmens amžių, ar ne, ir paimti tai, kas veikia tenai ir būtent tai ir laiko žmonės kartu. Nepaisant, kaip technologija evoliucionuoja, bet tie žmogiškumas ir santykių, kaip čia pasakyti, nurturing, geras angliškas žodis yra. Čia yra mūsų tokia, aš nesakyčiau, būtinybė. Čia tos toks prisimaitinamės juk iš šito. Tai ir yra. Taip, ir turbūt esat ir daug kas girdėjo ir tą Harvardo tyrimą, kur 75 metus tyrinėjo vyrus ir bandė nustatyti, tai kodėl vieni gyvena ilgiau, kodėl kiti gyvena tiesiog trumpiau. Ir per tą nagrinėjimą, jie išsiaiškina, kad esmė žmogui, tas longevity trendas. Papildai veikia, ten sveika mityba, gyvensena, judėjimas, čia turbūt niekas nekvesionuoja šitų klausimų, ne? Bet kas yra esmė? Santykiai. Ir tų santykių kokybė daro pokytį žmonių smegenyse. Nes aš esu reikalingas ir aš kažkam priklausau. Taip. Ir kai tu tai žinai, tada tu tikrai gali padėti ir dėti investiciją į tą santykį. Taip. Labai gražu, ar ne? Ir tikrai reikia to nepamiršti ir labai džiugu girdėti tada, kad jūs darot mokymus ir čia vos neturėtų būti ištisai primenama, ar ne? Nes mes tuos bazinius dalykus pamiršom, patraukėm ir tada klausom, kodėl neveikia. Kodėl kitkas neveikia? Nes nuėjom nuo to, esmės, kur visi, žinojo, kad to reikia žmogui. Čia natūralu, aš kaip sakau, mes gimstam su šituo poreikiu kažkam priklausyti. Tas pirmas prisiglaudimas, gurkšnis pieno, ar ten tiesiog prisiglaudimas, tai yra apie tai, vienas iš mūsų poreikių yra priklausyti. O dabar, mes priklausomi, tampam, nebepriklausom, bet tampam priklausomi nuo technologijų, nuo Teamsų, nuo įvairių programų, bet ne nuo žmonių, ne nuo santykio. Taip. Tai jeigu mūsų klausantys ar mūsų žiūrintys vadovai ar būsimi vadovai norėtų labiau pagvildenti, ar ne, ką jie galėtų daryti, kaip tada jūs sukontaktavę, ar ne, koks yra procesas, kaip jūs dirbate, gal galite papasakoti daugiau. Tai turbūt, aš kaip sakau, aš visada esu pasiekiama, ypatingai mėgstu LinkedIn platformą, kur mes ten tada tikrai galim susiorganizavę susitikimą, pirmiausia susėdam ir aš kaip sakau, išsiaiškinam, tuos bures ir inkarus. Ir jeigu žmonės ateina jau apsigalvoja vieną temą, ne kažkokią, kurią jie čia jau norės tarsi daryti, bet labai dažnai iš tų klausimų, per pirmą tą tokį pažinties pokalbį paaiškėja, kad norėjom kalbėti apie grįžtamąjį ryšį, bet pasirodo mes visiškai nepasitikim viens kitu. O pasitikėjimas yra esminė sąlyga. Tai ką darom? Kalbam apie pasitikėjimą. Kaip didinti pasitikėjimą, kaip aš pasitikiu komandą, ko mums reikia, kad mes pasitikėtume, ką galim daryti, kad pasitikėtume komandą, tai labai taip įdomu, tai yra pokalbis ir aš vėl sakau, ta higieninė inventorizacija, neklijuojam pleistriukų, o bandom sudaryti tokį strateginį planą, kas veikia. Ir gali veikti mokymai, gali veikti pranešimai, gali veikti tos one-to-one sesijos, kur aš ateinu kaip konsultantas, gal į organizaciją, padedu sustiprinti tam tikrus organizacijoje esančius kampus, pamatau, nes mes, kai esam viduje, mes nematom, žmogus iš išorės atėję gali pamatyti, ir tada galiu patarpininkauti, naviguoti, kaip vadovams tada orientuoti, kokie susirinkimai, kokie sprendimai, kaip pažinti tą komandą, kaip pasižiūrėti tuos pakeičiamumus, kaip matyti kompetencijas, kurias reikia žmonėm ugdyti. Tai sakyčiau, to turbūt vieno recepto nėra. Yra žmogus, yra organizacija ir mes tada tyrinėjam tą organizaciją, ieškodami tos tikrai skaudančios vietos, kur ne pleistriukas veikia, o tikrai atneša rezultatą. Ir aš kaip sakau, jeigu tu jau pradedi šitą kelionę eiti, tai čia turbūt kaip ir visur. Ir kūrybiškumą turbūt skatinant ar organizacinį tą santykį, viskam reikia disciplinos ir laiko. Tai
nei aš turiu burtų lazdelės, nei turbūt tu, Eglė, turi burtų lazdelę, kad atėjus, žinai, ir sakytum, nuo rytojaus visus sprendimus priimsit geriausiu būdu. Nebus taip. Visko bus. Bet jeigu mes pasitikslinsim, ar mums veikia, ar mes darom, ar mes skiriam tam dėmesio. Čia yra esmė. Čia norim tapti kažkokį tai rezultatą nešančiais siekiančiais, ne? Tai ar tokie mes esam? Nes turbūt, žinai, dabar ne tikslai turi vežti mus, o tai kokiais mes turim tapti, kokie mes kaip organizacija turim tapti. Greiti, atsparus, įdomus, aiškus, ne? Ar mūsų santykiai tokie? Ne, ką darom? Tai toks nuolatinis veikimas, bet svarbiausia yra pagalvoti, kad noriu, ne, pasikonsultuoti, pasikalbėti ir kartais reikia pradėti nuo to mažo grūdelio pasėjimo. Pasisėti, žinai, pranešimą, konsultaciją kažkur ir tada įvyksta dalykai, bet reikia pradėti. Ir man labai patinka, čia yra mano turbūt viso gyvenimo knyga, tai yra tie patys atominiai įpročiai, kur aš Amerikoje pas Jamesą Clearą, kai nuvažiavau, tai man atrodo toks, žinai, prašviesėjimas akise, kai jisai man irgi pasakė, žinai, stebuklų nebūna, būna tik įdėto darbo rezultatas, kad visur reikės to consistency. Ir viskas. Ir tai yra visur. Nepamesti, o turėti fokusą. Ir tai yra turbūt fokusas yra brangiausia šių dienų valiuta. Fokusas į santykį, ne fokusas į kūrybą, fokusas į augimą organizacijos, fokusas į atvirumą, į pasitikėjimą, į lyderystę, į psichologinį saugumą. Fokusą. Kur aš skiriu fokusą? Tai mes per tai turbūt ir dirbsim. Ir dirbam su tai žmonėm, kurie nusprendžia, kad nori augti. Taip, labai gražu. Ačiū Jums labai, Rida, už įkvepiantį pokalbį, labai gerą tarp visų susitikimų apie technologijas ir AI pakalbėti. Apie tas tikrai tos esminius dalykus, kurie yra labai svarbus. Tai dėkoju ir linkiu didelės sėkmės priminti ir padėti apie kitiems vadovams nešti daugiau žmogiškumo į savo gyvenimą. Ir asmeninį, ir darbo, visur yra gyvenimas, ne? Taip, tas pats gyvenimas ir mes labai dažnai jį atskiriam, ne? Kur tada būna labai sudėtinga su tom kaukiam vaidmenim gyventi, bet kuo unikaliau pagal save, autentiškiau, tuo paprasčiau. Taip. Tai ačiū visiems, kad klausėte, kad žiūrėjote, jūs rasite linką į Ridos tinklapį su daugiau informacijos apie jos darbą komentaruose, o jeigu klausote mus per Spotify, kviečiu matyti mūsų blogą ir rasite tenai taip pat daugiau informacijos apie ją. Tai dar kartą, Rida, ačiū Jums labai ir iki kitų kartų. Ačiū visiems. Iki, tikiuosi pasimatysiu.